Eisime į vidų. Nematai? Liudininkė Rita ir aš liudininkas būsiu Egidijus. Vadina. Turiu tokį neįlinį dalykėlį. Grąžinu jums jūsų nuosavybę. Liudininkė Rita. Viskas, kas yra iš jūsų gauta. Gerai, o tai nuosavybės teisos kaip čia? Kaip? Jūs pati šefa? Taip. O tai toliau su tuo automobiliu ką daryti? Jis priklauso man pagal valios išreiškimą. Aš turiu dokumentus, viską turiu, kas priklauso. Vidaus reikalų ministerija yra informuota. Prieštaravimų neturi. Mes dokumentus tai galim paimti, bet toliau jūs ką darysite su tuo automobiliu, važinėsit, į kažkur kitoj šalyje registruosit tada. Ne, žiūrėk, aš tuoj parodysiu. Kadangi ne jūs vieni moka dokumentus daryti. Ir mes mokam. Jeigu ką. Ne, jeigu jūs, mes gražinom, paimam dokumentus, tai viskas okei, mes juos priemam. Tai gerai, viskas tvarkoja. Kas toliau su tuo automobiliu? Žiūrėkit. Nežinau, čia... Toliau. Žinote ką, jūs gal... Va, žiūrėkit. Nu, supratau, jūs žaidėt kažkokios žaidimus. Čia ne žaidimai, čia labiau negu įmanoma žaidimus. Žaidimus, tai kas čia žaidžia, tegul žaidžia, aš žaidimų nežaidžiu. Kaip? Kaip? Aš atlieku valstybės funkciją. Ir? Tai gerai. Ateikit. O jums dar ko nors reikia? Man reikia, kad jūs pasirašytumėt priėmimo aktą, kad gražinau, kad nebūtų paskui taip, kad čia nuėjau kažkur neaišku kur. Va, lygiai tas pats, žiūrėkit, lygiai tą patį, tik tai, kad čia yra kopijuota. Va, tas dokumentas kopijuota. Jo, gali Egidijų pakviesti specialistą. Tuoj pakviesti specialistą ir su juo jūs norėsite tada. Ir filmuoti aš leidimo nei klausėte, nei daviau. O mum ir nereikia jūsų leidimų, todėl kad jūs esat viešas asmuo ir pagal įstatymą, norite įsitraukti įstatymą? Aš nesu viešas asmuo. Kaip tai? Jūs oficialiai dirbat viešoje vietoje. Regitra yra Lietuvos Respublikos įstaiga, taip? Valstybės įmonė. Nu, viskas. Ar jeigu jūs norite filmuoti, tai jeigu norite gauti paslaugą, tai tada kalbate. Paslauga viskas, va, supažindinau. Aš nežinau, aš neturiu jam ką pasakyti. Dokumentus, tasme, vairuotojo pažymėjimas, tai vairuotojo pasakyti tą pastatą. Nori grąžinti numerį per dokumentus. Kokį numerį? Panios. O grąžinti dėl ko? O to automobilio jau nėra? Yra. Jūs gauti galite užsidėti? Ne.
Todėl, kad aš nesu jūsų jurisdikcijoje. Mes negalime aptarnauti klientų, kurie neužsikrėtė. Jūs neaptarnaujat, mes jums Jum grąžinam. man nereikia jūsų paslaugos, suprantat, man nereikia jūsų paslaugų ir aptarnavimų. Aš atėjau, gražinau dokumentus ir išeinu. Vat ir tiek žinių. Tiesa, nesirašo nereikia. Viskas yra Jeigu jūs užfiksuota. nesirašot, filmuota medžiaga yra, nieko baisaus. Mes dėl ko mes turime rašyti pasakyti, suprantate? Todėl, kad jau aš jums aktą tokį patį, kokį va čia, pateikiau kaip ir normaliai, bet kurioj Aš įstaigoje. noriu jūsų paprašyti, kad užsidėtumėt kaukę. Nesidėčiau kaukės, todėl Mes kad... negalėsime aptarnauti. Ne Lietuvos Taigi aš sakau, manęs nereikia aptarnauti. jurisdikcijoje. Manęs nereikia aptarnauti. Aš jūsų paslaugų neprašau. Uždarose patalpose jūs turite. Mes ne Lietuvos Aš- Respublikos jurisdikcijai, suprantat? Suverenas. Suverenas, eikit, žiūrėkit tos mašinas, kas parašyta. Tai yra Lietuvos Respublika. Viso gero. Jinai ne jurisdikcijoje, pasas grąžintas, ne tik dokumentas. Aš net pasų ir ID kortelės neturiu. Gražinta viskas vidaus reikalų ministerijai.